Aš taip pat, kaip žinia, iš tikrųjų mes čia šiandien jūs pasikvietėm ne arbatos išgerti ir ne parodos pasižiūrėti, bet labai norime su jumis drauge pasidžiaugti, kad pagaliau mūsų susapnuotas, išsvajotas, iškovotas, tiesiog, nežinau, viskas ten sudėta, projektas pagaliau įgauna savo kūną. Jis turi vietą, štai šis plynas kol kas laukas, visai netrukus turės pamatus, šiandien mes įkasime simbolinę kapsulę, labai tikimės, kad iki žiemos turės sienas ir stogą. Kilnus tikslas gali veikti visas biurokratinės kliūtis. Kodėl aš tai sakau? Sakau dėl to, ką ir Rūta sakė, žinot, man kaip vadovui gal tikrai netiko trankyti kumščių stalą, prie kurios sėdėjo ir daug profesorių. Bet aš kada pamačiau, kad kalbant tokių labai jautrių, svarbių klausimų, kaip padėti mūsų vaikams sergantiems onkologinę ligą, tai aš visada vertinu žmonės, kurie pateikia pasiūlymus, idėjas, kaip tą projektą, kilnų projektą, pateiktą tiek vyriausybėje, tiek ministerijose, tiek visai visuomenė Lietuvos, tiek ieškant rėmėjų, savanorių ir kitų žmonių, kurie prisidėtų prie jo, susiduri su tam tikrom kliūtim. Tai įstatymas draudžia, tai kažkas tai vėl trukdo. Bet aš džiaugiuosi, kad šiandien vis dėlto tos kliūtis buvo įveiktos. Ir tiesiog didžiuojuosi jumis pirmiausia, nes mes ne vieną kartą buvom susitikę. Didžiuojuosi visais tais žmonėmis, kurie šiandien čia yra susirinkę, tie, kurie prisidėjo prie reikalingo projekto vaikų onkologijos paramos centro statybos. Ir viskas. Rūta.